Mokyklą, bet, va, ką aš noriu pasakyti, mokyklą tai man ne taip ir sekėsi realiai. Tai buvau ir 4 prisirinkus, žodžiu, čia 10-baliai sistemai, netokia aš dar sena. Sveiki, mielieji, sveiki atvykę į mano lietuvišką vlogą, kuris yra pirmas mano YouTube kanale. Mano tas kanalas toks buvo užmirštas apie metus laiko, bet dabar galvoju, nauji metai reikia pradėti. Beje, rytoj išskrendu į Lietuvą, tai tuo pačiu metu tikiuosi, kad šitas video jau bus mano kanale ir jūs žiūrite dabar. Kaip aš Lietuvoje. Tai va, žodžiu, prisižadėjau jums atsakyti į klausimus iš Instagramo video formatu, tai tą ir bandysiu daryti. Nors lietuviškai video jau nefilmavau labai ilgą laiką nuo Žalgirio laikų, tai dabar jau Instagramai pradėjau daugiau kalbėti lietuviškai. Tai aišku, dėl to lietuviško kalbėjimo, tai aš neįsidirbinėjau, kad neatsimenu daug žodžių ar kažkaip panašiai. Tiesiog taip ir yra, kad sunku, aš galvoju jau net ne lietuviškai, pas mane užrašų knygutėse viskas angliškai. Čia tokia, taip jau yra, žodžiu, nepamiršiu aš lietuvių kalbos ir čia visiems kalbininkam prašau manęs nešmeižti, kalbės lietuviškai ir toliau, bet tiesiog yra taip, kad mano pagrindinė kalba jau tapo anglų. Paskutinį kartą, kai filmavau video, filmavau iš Stambulo, tai šį sezoną aš ir Brokas vėl vis dar čia, kas žino, kas nežino, manau žino. Ir šiais metais žymiai čia lengviau, dėl to, kad jau yra pažįstamų, yra draugų ir miestas yra artimesnis kažkiek negu buvo pirmais metais. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Taip pat mano gyvenime buvo dar daugiau pasikeitimų, tai aišku, kad vestuvės jau vienas dalykas. Taip pat, kadangi anais metais labai blogai jaučiausi, kad neturiu darbo, pradėjau mokintis ir tapau asmeninė trenerė, nes ar taip žinau, praleidžiu belie kiek laiko, tai galvojau, kodėl ne. Tai mokinuosi, dar vis mokinuosi, bet taip pat ir pradėjau dirbti čia. Tai čia toksai dar yra mano gyvenime iššūkis buvo, dėl to, kad negalvojau, kad taip greitai man reikės pakeisti šitą visą savo kryptį, bet karjeros, bet žinau ir tikiu, kad į krepšinį dar grįšiu, nes tai mane labai daro laimingą. O ar šiaip ar taip, vis tiek krepšinis yra mano gyvenimas, neatsiejama dalis. Tai taip. Na ir dabar dažniausiai jūsų užduodami klausimai, tai yra kaip taip gerai prisijaukinai anglų kalbą. Tai kaip ir sakiau, mokiausi anglų kalbą nuo 11 klasės, tai 11-12 ėjau ir 13, nes dariau IB programą, kuri yra 2 metai, bet prieš tai turiu daryti pre-IB, kuri yra metai. Tai žodžiu, gausi 13 klasių, tada 3 metai bakalauro, metai magistro. Žodžiu, mokiausi 8 metus tik tai anglų kalba, tai jau čia kaip ir vėlgi. Tada draugai dauguma mano draugų yra kitataučiai, tai kaip ir kitaip mūsų šnekėsi. O dar dabar vyras australas, žodžiu, kad man anglų kalba yra labai labai artima. Tai mokyklą, bet, va, ką aš noriu pasakyti, mokyklą tai man ne taip ir sekėsi realiai. Tai buvau ir 4 prisirinkus, žodžiu, čia 10-baliai sistemai, netokia aš dar sena. Bet buvau ir 4 prisirinkus, man nepatikdavo, nepatikdavo man tie visokie diktančiukai, visokie, kur prispausdavo prie sienos ir liepdavo ką nors sakyti, nors visą laiką jaučiau, kad tarimą anglų turiu gerą, bet kaip ir praktikuodavausi vėlgi visą laiką vasarom važiuodavom atostogauti Daniją, tai kur dabar gyvena mano tėvai, tai žodžiu, tenai kalbėdavau su vaikais kitais, tai taip ir pramokau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad mokykla nereiškia, kad jeigu mokykloje negerai, tai kad visą gyvenimą nemokėsi jūs tos anglų kalbos. Svarbiausia tai yra, manau, kad praktika. Tai eikit, kalbėkit, o ir žiūrėkit Netflixą, nes nežiūrėkit lietuviškai tų filmų, žiūrėkit angliškai, užsidėkit subtitrus lietuviškai, jeigu kartais, žodžiu, reikia pagalbos, bet manau, kad taip tik tai ir galime išmokti. Ką veiki, kuo užsiemi? Čia geras atgal. Ką veikiu? Šiaip, kaip ir sakiau, aš pradėjau dirbti asmeninę trenerę, tai dabar mano tokia pagrindinė veikla.
kuri, kaip ir jos dar yra labai mažai, bet, žodžiu, aš vis dar mokinuosi ir žiūrėsim, kaip gausis. Kaip susipažinai su Broku? Šitą klausimą gaunu žiauriai dažnai. Tai kaip ir jau galvoju, kad patys suprantat, susipažinom mes Kaune, susipažinom mes Žalgirį, aš dirbau Žalgirį tuo metu, jisai pradėjo žaisti, nuėjome pirmą pasimatymą, man atrodo, pirmą mėnesį, kaip sezonas prasidėjo. Tai nuo tada mes ir vaikštame pasimatymus. Brokas Lietuvoje buvo 2 metus, tai mes pradėjom gyventi antro sezono pradžioj. Iš karto po olimpinių. Tai jo, nuo tada kaip ir gyvenam kartu. Jau 3 metai kaip gyvenam kartu, tai čia wow yra. Nes rimtai? Aš ne, man čia viskas labai greitai bėga. Iš tikrųjų visi pasipiršimai, visi vestuvės ir aš galvoju, jau viskas praėjo. Man, nežinau, čia man taip tas greitai laikas bėga, bet jo, wow. Tai va, susipažinom Kaune, jo. Ar vyras mėgsta lietuvišką maistą? Brokas mėgsta lietuvišką maistą. Pirmiausia, tai mėgsta jisai bulvinius blynus, tai ir aš biškai mėgstu, bet niekada namie nedarau. Tai kai būnam jau Lietuvoje, tai būna bulvinių blynų. Tada mėgsta šaltibarščius, kuriuos darau ir mano mama daro, tai jam labai patinka. Bet pradžioje sakė, kad šaldo pink soup. Nes, aiškiai, mes tai pripratę prie tos spalvos, jam buvo labai keista. Bet skanu, tai džiaugiuosi. Kaip tapai Žalgirio dalimi? Šitas vėlgi klausimas labai dažnas, bet kaip tapau per daug įdėto darbo į savo mokslus ir tai, kad visą laiką to norėjau. Aš visą laiką žinau, kad dirbsiu krepšinį. Dėl to, kad man vienintelis dalykas gyvenime, kuris darė mane laiminga, tai yra krepšinis. Kai žaisdavau krepšinį, tada pradėjau mokytis bakalauro sporto vadybą Anglijoje, Londone, tada pabaigiau Eurolygos magistrą dar tada Italijoje, itališkam universitete, Venecijai. Ir gavau praktiką Žalgirį. O po to viskas taip įsirutuliavo, viskas labai man gerai sekėsi ir patiko. Čia geras klausimas. Ar dar pažaidžiu krepšinį? Tai žodžiu, kai dar Lietuvoje gyvenom, tai ėjau pamėgti pasitreniruoti tokią komandėlę, bet taip ir nežaidžiau, nes man pradėjo vėl skaudėti koją, po to kažkaip aš galvoju, kad dar nereikia man jau to krepšinio. Bet, pačią žaidimą turiu omeny. Bet tada Australijoje šią vasarą Broko draugo žmona sako, tu žaidus krepšinį, sako, einam pažaisti su mumis. Jo ten turi tokią kaip, nežinau, žodžiu, kiekvieną trečiadienį žaidžia rungtynės. Sako, ateik pas mus. Nu gerai. Nuėjau šitas rungtynės, pažaisti pirmas rungtynės, taip aš nervavausi, aš nesuprantu nei kodėl, nei... Tiesiog labai gal... Pirmą kartą Brokas matė mane žaidžiant, tai man tai buvo biškiai keista, nes aš visą laiką žiūriu žaidžiant, ne jisai mane, tai jisai žodžiu sėdėjo ir žiūrėjo mano rungtynės. Tai man pirmas rungtynės buvo sunkiau, įmečiau gal 8 taškus, bet tada galvoju gerai, kitą savaitę aš jau atėjo trečiadienis, aš jau pasiruošus, tai sekėsi žymiai gerai. Man atrodo, gal jau 18 buvo, 16 taškų, žodžiu, viskas buvo labai gerai. Labai smagu, svarbiausia, kad smagu, o krepšinį žaisti man visą laiką patinka. O pamėtyti su Broku mes mėtom labai dažnai, ypač vasaros metu. Tai kaip ir nuo to krepšinio daug netitolsti, bet nuo to pačio žaidimo su moterim, tai taip. Kitas klausimas, ar Brokas kalba lietuviškai? Tai kalba jis lietuviškai. Labai mažai, bet kalba, turi sąrašą, aš jam parašau po žodį į dieną. Kartais jis, aišku, ten užmiršta juos žiūrėti, bet kartais prisimena ir tada pradeda, o kaip ten ta žodis, ir manęs klausinėja ir bando ten pasakoti ir taip toliau. Kartais mane apgaudinėja, pradeda kalbėti lietuviškai ir tik tai dadidinėja galūnės AS prie visokių žodžių. Tai tarkim, nežinau, pagrindinis tai jau man atrodo buvo vietoj to, kad jisai nežino, kaip yra žodis pienas, tai jisai sako milkas, milk-as. Nu, žodžiu, su juo aš gyventi tikrai nenuobodu ir mokytis jisai mokosi. Tada dar vienas dalykas, tai jisai sako, jisai pusiau lietuvis, kadangi mes dabar vyras ir žmona, tai jisai
sako, čia jau yra logiška, kad aš esu pusiau lietuvis. Tai va, nu taip linksmai. Paskutinis ir labai geras klausimas, tai kaip ateities susilauksit vaikučių, kokią kalbą jie kalbės. Tai aš kaip ir kiek su broku esam šnekėję, tai aš bandysiu su vaikai šnekėti lietuviškai, o jisai angliškai. Kiek skaičiau apie tai ir domėjausi iš draugų, kurie panašiai situacijai, tai manyčiau yra vienintelis būdas, kaip vaikus išmokinti kalbėti. Tai aš tikrai nenoriu, kad jie pamirštų, aš noriu, kad jie žinotų lietuvių kalbą, tai man yra svarbu, aišku, anglų kalba, tai kaip ir savaime aišku. Tai žiūrėsim, gal dar kokią kalbą išmokti. Kol maži galima ten kišti tą galvą, jie, man atrodo, labai daug visokių, ir kalbų, ir visko, imlus jie, žodžiu. Tai pasižiūrėsim, dar aišku toli iki tol, bet... Tai tiek šį kartą, ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit thumbs up ir like ir share ir žodžiu, pakomentuokit man, kaip patiko ar tiko, ar labai nusišnekėjau ir tada gal bandysim kažką dar sukti. Žodžiu, ačiū, gerų jums naujų.